Sveiki, aš esu Laura ir kuriu šiandien savo naują video. Tai va, po video galėsite rašyti klausimus susijęs su Minecraft, o aš juos atsakysiu, arba kad kokį video padaryti patartumėt. Na, ir aš pasitengsiu tai padaryti. Tai va, pradžioj tiek. Tai va, dabar per šį video dar parodysiu keletą dalykėlių, kurių galbūt kai kas nežino. Tai Ender portalą nestatysiu, nes jis nesigavęs man, ir parodysiu, kaip padaryti, kad avis kaitaliotų savo spalvą. Tai va, mums reikia pasiimti Antvil, tada reikia name tagą pasiimti. Name tagą. Jab ir dėti brūkšnelį. Dabar pasiimti šitą užrašą. Čia bus ne šitas, todėl mes turime jį šitą. Dabar pasidedame avį ir šitame yra taštai ir turime spalvą keičiantį avį. Dar parodysiu, kaip reikia užsirašyti pavadinimą, kad būtų spalvotomis raidėmis. Tai va, susirandu tokį ženklą ir užsirašyti. Tada pasirenkate norimą skaičių kitokią spalvą, matote, kiekvienas, sakykime, noriu, kad būtų štai blau. Ir tada dar kartelį. Štai gaunasi Laura. Datų. Tai va, ten nesigavę. Ir dar aš jums parodysiu, kaip galima ką pasidaryti. Jums teks palaukti. Taip. O mums reikės. Gerai. Padarysiu portalą. Tingiu aš ieškoti. Tai va. Gal kai kurie žino, gal kai ne. Bet čia yra pats lengviausias dalykas, kurį galime pasistatyti. Tai va. Ir mums reikia linto. O štai turime portalą ir lindime mes atsidurime pragare. Tai va, čia neužsibus. Hello. Tai va, šiandien video tiek. Nes man pastrigo Minecraft. Na ir baigsiu.